Už 6000 km Sibiro glūdumoje galima atrasti vietą, su kuria susiję daugybė intriguojančių ir net mistinių istorijų. Juose įpintos ne tik visame pasaulyje garsios pavardės, bet ir ne vienas Lietuvos įžymybės vardas. Pradėti šį pasakojimą būtų galima net keliose skirtingose pasaulio vietose. Pavyzdžiui, kad ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Užsukus į vieno šeicho namus galėtume išvysti itin unikalią vietą. Tai tikrai nebūtų lobių saugykla ir galbūt iš pirmo žvilgsnio daugam net sukeltų juoką. Tiesa tol, kol nesužinotų jos vertės. Kita vertus, ši istorija lygiai taip pat intriguojančiai prasidėtų ir Sibiro taigoje prie pat Kinijos sienos. Be abejonės šie vaizdai labai skirtosi nuo tik matytų prabangą tviskančioje Arabijoje. Nei vienas iš šio pasakojimo herojų, apie kurį šį vakar suksis kalba, čia iki šiol nėra pabuvojęs ir greičiausiai niekada nenuvyks. Kaip dėja ir šie žmonės niekomet nepateks ten, kur po alinančio darbo tolimoje taigoje atsiduria jų laimikis. Niujorkas. Vienas garsiausių pasaulyje aukcionų Kristis. Milijonieriai čia varžosi dėl galimybės įsigyti tai, ką galima sakyti, surado tik matyti sibiriečiai. Net ir 20 milijonų litų už keliasdešimt gramų sveriantį pirkinį jiems neatrodo per brangu. Net Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien taip pat gali pasigirti turys tą paslaptingą daiktą iš Sibiro taigos. Kaip manote, kas sieja garsiausią visų laikų krepšininką Arvydą Sabonį, buvusi prezidentą ir premjerą Algirdą Brazauską, vieną turtingiausių lietuvių Antaną Trumpą ir rusų oligarchus? Atsakymą išgirsime ne kur kitur, o Lietuvoje. Bet kol kas persikelkime į Rusiją. Pačioje Maskvos širdyje greta regis nieko neišsiskiriančio pastato visuomet surikiuoti ištaigingi automobiliai ir sukiojosi būrys apsaugininkų. Vaizdai čia įprasti naujai Rusijai ir nei milijonus kainuojančios mašinos, nei kone automatais ginkluota apsauga nieko nebestebina. Garsų žmonės, ne tik Rusijos, bet ir planetos galingieji, šou pasaulio grietinėlė bei sporto elitas čia lankosi kasdien. Kai prieš daugiau nei 200 metų Maskvos centre atsidarė tuometiniai Rusijos aukštuomeniai skirtos Sandūnų pirtys, po visą šalį pasklido kalbos apie neįtikėtiną prabangą jų viduje ir nevaržomas linksmybės vykstančias keleto tūkstančių kvadratinių metrų patalpose. Galima sakyti, kad per visą tą laiką šių pirčių paskirtis nelabai pasikeitė. Šiandien čia priimami milijardiniai verslo sprendimai ir net Holivudo žvaigždės nevengia prisiragauti tiek degtinės, kad po to vargiai išlinguoja į savo limuzinus. Ant šios sienos maža dalis fotografijų tų, kurie per pastaruosius keletą metų lankėsi Sandūnų pirtyse. Nuo rusų garsenybių tokių kaip Nadežda Babkina, Anastasija Voločkova, Vladimiras Visockis ar Sergejus Bodrovas jaunesnysis, iki Žano Klodo Van Damo, Rammsteino, Pavelo Burės ar Džono Travoltos. Nederėtų nustebti čia išvydus ir Arvydo Sabonio atvaizdą bei greta suraitytą jo autografą. Kartu su kitais karjerą baigusiais praeityje garsiais krepšininkais, lietuvių dievaitis šiose pirtyse linksminosi ne kartą. Tad kuogi ypatingos Sandūnų pirtys, kad jas renkasi tiek daug įžymybių, ko jos pageidauja ir kaip čia atsipalaiduoja. Kiniškas spa centras. Jame teikiamų paslaugų kainos nė nepatenka į bendrą Sandūnų pirčių kainoraštį. Galime tik pabandyti įsivaizduoti, kaip atrodo čia su grynu auksu ar žmogaus placenta atliekamos atjauninimo procedūros, masažai su karštais lavos akmenimis ar raganosio kaulu bei kojomis. Smalsaujantiems galiu pasakyti, kad praleisti porą valandų Sandūnų pirtyse kainuoja nuo 60 litų iki 14 000 už tokį pat laiką uždarose VIP pirtyse su atskiromis salėmis ir baseinu. Vienas iš Sandūnų pirčių vadovų vos paklaustas, ar daug problemų kyla aptarnaujant aikštingas žvaigždes, purto galvą. Охрана вставляется дверью? Охрану, конечно. Ну, это было бы абсурдно, да? Сидели люди в трусах и с пистолетами, ну, конечно. Охрана сидит, ждет в машинах. Многие люди, тут чиновники приезжают, например, откуда-то оттуда, со стороны Кремля, тоже очень часто.
3 или 4 машины сопровождения, люди с автоматами, но они сидят, ждут. Pirties darbuotojų kontraktuose esantis punktas nieko negirdėti, nematyti ir nešnekėti garantuoja visišką privatumą šios vietos klientams. Galbūt todėl kartais jie čia atsipalaiduoja net per daug. Жан-Клод Ван Дам, когда приехал, он буквально заскочил сюда ненадолго. После Сандомских бань он должен был ехать в Большой театр. Окунулся, в общем, в русскую традицию по полной. То есть здесь не обошлось без распития водки в стаканах, закусывания селедкой. В общем, попал он в Большой театр только на второе отделение. Jei atidžiau įsižiūrėtumėte į akmenis sukrautus vipams skirtose saunose, tai išvystumėte, kad jie žalsvos spalvos ir kiek skiriasi nuo įprastų. Dėl šių akmenų, kurių pavadinimas žadeitas, sandūnų pirtys šiandien yra dar populiaresnios nei kada nors anksčiau. Žadeitinių saunų pasaulyje tėra tik 4. Niujorke, kitos įrengtos vieno arabų šeicho rūmuose, 3 Japonijoje, o 4 rusų oligarcho Vladimiro Vinogradovo sodyboje. Kiek vėliau ten apsilankysime. Žadeitas pusbrangis akmuo skirstomas į juvelyrinį, skirtą gaminiams ir dar vieną skirtą pirtims. Būtent toks čia ir sukrautas. Žadeito pasaulyje likę labai nedaug ir jis randamas tik Birmoje, dabar vadinamoje Myanmar, Kalifornijoje, Centrinėje Amerikoje, Japonijoje bei Rytų Sibire. Teigiama, kad žadeitas dėl ypatingo savo sandoros turi gydomųjų savybių. Tuo tarpu tikintis mistika pasakoja, esą jis padeda pritraukti turtus ir sėkmę. Kad ir kaip ten būtų, geriausiai jo vertę nusako juvelyrai. Žadeite aptinkamos ryškiai žalios spalvos gyslos ar tiesiog maži žali taškeliai, tiksliau iš jų pagaminti dirbiniai vertinami milijonais. Kaip vėliau patys įsitikinsime, žadeito traukai neatsispyrė ir keletas garsių Lietuvos asmenų. Tačiau kol kas, norėdami išsiaiškinti visas paslaptis apie patį žadeitą, keliaukime į Azijos gilumą. Hakasija. Vos porą kilometrų nuo antros pagal dydį pasaulyje Sajano Sušinsko hidroelektrinės. Pravažiuoti keletą apsaugos postų galima tik turint specialų leidimą, dirbant pačioje elektrinėje arba vykstant į netoliese esančią Jenesėjaus upės prieplauką. $50 gramų degtinės už sėkmingą kelionę ir barža atsiplėšia nuo kranto. Ši barža į neįžengiamą taigą, kur dabar plaukiame, vyksta kartą per savaitę, papildyti maisto atsargų ten dirbantiems ir gyvenantiems žmonėms. Tai viena iš vos keleto visoje planetoje esančių vietų, kur aptinkama žadeitas. 12 vyrų šios trobelės, kelių jų dydis siekia vos 14 kvadratų, namais tampa pusmečiui. Dauguma šių žmonių menkai išsilavinę ir atvykę iš skurdžių kaimų, todėl kas mėnesį čia uždirbami 1200 litų, jiems atrodo milžiniški pinigai. Nesvarbu, kad dirbti tenka po 12 valandų 7 dienas per savaitę, kaitinant 40 laipsnių karščiui ar 5 dienas per savaitę pliaupiant lietui. Kai kurie čia dirba jau 9 sezoną, tačiau nemažai tai ištveria vos mėnesį. Ginklas čia ir medžioklė ir apsaugai. Pirmoji, kad būtų ką valgyti, o gintis kartais gali tekti nuo netikėtų įsibrovėlių, pavyzdžiui, lokių. Geras pusvalandis kopimo į kalnus, kur ir yra žadeito radimo vieta. Šis 15 metrų aukščio ir 20 metrų pločio akmuo jau pjaustomas keletą metų. Vertingiausia jo dalis, tai yra juvelyrinė, randasi pačioje. Tačiau, kad patekti iki jos, dar teks keletą metų diena iš dienos mažais gabaliukais skaldyti viršų. Sprogdinti negalima, nes tada bus sugadinta visa vertingiausia žadeito dalis, kurios gramas kartais gali kainuoti $10 000. Žadeitas vienas tvirčiausių akmenų pasaulyje, todėl labai sunkiai pasiduoda apdirbimui. Net ir pjaustomas jis dirbtinio deimanto pagalba. Kai prieš 2 mėnesius filmavome šios vaizdus, šiuo deimantiniu trosu žadeitas buvo pjaustomas jau mėnesį. Jei į taigą sugrįžtume šiandien, tas pats akmuo dar nebūtų baigtas pjaustyti. Atrodytų čia tikros aukso kasyklos.
Ir bent kartą atradus žaliąją gyslą, ar bent mažą žalią taškelį, jau gali skaičiuoti milijonus. Tačiau taip nėra. Juvelijinės gyslos tokios mažos, kad gali pasitaikyti net ir mažiausiame atskilusiame akmenuke, o per dieną priskaldytoje tonoje jos nerasi nė kropelytės. Šis garsas reiškia pietų metą. Tai ilgai lauktas atokvėpis po kelias valandas be perstojo lieto prakaito. Po pietų atgal į kalnus. Ir taip iki vakaro. O po to vietinių laukia visą parą kaistanti Žadeito pirtelė. Nors prabanga absoliučiai nešvyti, tačiau pojūtis joje toks pat kaip ir prabangiausiose Maskvos Sandūnų pirtyse. Tuo įsitikinome ir patys. Tai vienintelė čia dirbančiųjų pramoga ištisą pusmetį. Moterų nėra, degtinė uždrausta, o televizorius vienas ir rodantis tuos pačius filmus. Iškart po reklamos. А правда, что это самая дорогая баня в России? Ну, наверное, да. Prieš grįžtant į Lietuvą ir apsilankant vieno turtingiausių mūsų šalies žmonių sodyboje greta Sartų ežero, bei išgirstant atsakymus, kam jam, bei Algirdui Brazauskui reikėjo Žadeito, persikelkime į kitą žemės pusrutulį. Jungtinės Amerikos valstijos, New Yorkas. Viename garsiausių pasaulio aukcionų Christie's milijonieriai leidžiasi į savotiškas varžytuves dėl meno dirbinių, išskirtinių papuošalų ir kitokių vertybių. Kortelės pakelimas čia reiškia padidintą perkamo daikto sumą. Kartais toks žaidimas čia laviruoja ties tikra beprotybės riba. O kaip pavadinti, tarkim, šios vaizdus? Iš Žadeito pagaminti papuošalai ir greta jų nurodytos kainos. Nuo keliasdešimties tūkstančių iki 9 milijonų dolerių. Antai Gazprom koncernas tik nepagailėjo virš 20 milijonų litų už kolje iš 27 Žadeito burbuliukų. Įspūdinga? Galėtume vardyti toliau, tačiau ar verta? Malakovo gyvenvietė Maskvos pakraštyje garsėja savo gyventojais. Tai buvusio Rusijos prezidento Boriso Jelcino apsaugos vado parašiusio skandalingą knygą apie Jelcino gyvenimo paslaptis Aleksandro Koržekovo namai. Greta įsikūręs vienas geriausių jo draugų, Rusijos degtinės karaliumi tituluojamas Vladimiras Nikolajevičius Vinogradovas. 53 buvęs generolas šiandien yra įkūręs ir milžinišką apsaugos kompaniją, kuris saugo pagrindinius Kremliaus asmenis. 3 vaikus turinčio dabar Maskvoje gyvenančio vyro turtas skaičiuojamas keletų milijardų. Vladimiras Vinogradovas vos prieš porą metų šokiravo Rusiją už neįvardijamą sumą čia įsirengę sauną, kuri visa išklota Žadeitu. Вот друзья, когда первый раз увидели, что сказали? Не спрашивали, а что тут камень везде? Да нет, они знают, что такое Ждет. Они говорят, тебе что, некуда деньги девать? Ты сделал это все, так сказать. Я говорю, ну при чем здесь деньги? Это же, так сказать, удовольствие получаешь. А правда, что это самая дорогая баня в России? Ну, часто. Ну, наверное, да. Когда я ее сделал, да, у меня так чуть-чуть повышенное давление. Я где-то, так сказать, так подряд несколько раз попарился. Вот, я обратил внимание, что я пью таблетку, но пил таблетку и думаю, что это такое, так сказать, она как действует очень сильно, таблетка, так сказать. То есть начинает снижать больше давление. Вот. Тогда я прекратил таблетки пить. Вот. Ну и где-то так месяца 3 держался, так сказать, вообще без таблеток. Ну а сейчас опять на таблетки сел, потому что редко стал. Tiesa, vien kaitinimuisi pirtyje Vinogradovo ir jo aplinkos žmonių linksmybės nesibaigia. Turtuolis sako sukūręs visą schemą, kaip atsipalaiduoti dar labiau. Lauke greta pirties jis įrengė kibirą su lediniu vandeniu, sukūrinę vonę ir didžiulį kubilą, kuris šildomas iš apačios. Заливается вода с настоями трав или молоко. А с молоком лучше? Это сколько молоко получается? Здесь где-то, так сказать, около 2 тонн. Gauti tokius kiekius pieno kaskart panors pakūrenti pirtį jam nekyla jokių problemų, nes už 800 km nuo čia jis turi nuosavą fermą su 10 000 karvių. Taigi, kol pirtis pamažėlė įkaista, pienas jau būna atgabentas.
Manau, dabar pats metas nusileisti iš padebesių ir sugrįžti į realų gyvenimą. Vieno turtingiausių Lietuvos žmonių Antano Trumpas juokais vadinamo Rokiškių sūrių karaliumi žmona Ledina, pakvietusi užsukti į šeimos sodybą vaizdingoje vietoje prie Sartų ežero, ilgai nelaukusi veda pirties link. Joje, kaip ir tik matytose Rusijoje, sudėti žadeitiniai akmenys. Lygiai tokius pat šiandien rastume ir buvusio prezidento bei premjero Algirdo Brazausko pirtelėje, įrengtoje jo šeimos sodyboje greta Margio ežero Trakų rajone. Tad kuogi šis paslaptingas akmuo suviliojo ir žinomus lietuvius? Trumpų šeima pasikaitinti į pirtelę užsuka net keliskart per savaitę. Kai iš vieno Rokiškėno jie išgirdo apie sveikatai naudingą pirtims skirtą žadeitą, nutarė jį išmėginti. Ponia Ledina sako iškart pajutusi pirmąjį skirtumą. Įkaitusio šio akmens garai esą visai nėra aitrus ir nedegina. Kalbama, kad galbūt netolimoje ateityje Lietuvoje atsiras pirmoji visoje Europoje žadeitinė sauna, kuri mūsų šalies vardą įrašytų kaip 5 viso pasaulio šalių, kuriuose yra šio reto akmens saunos. Tiek norėjome jums papasakoti šį vakarą, dėkui, kad žiūrėjote. Gyvenimo būdo žurnalo autoriai dėkoju jums uždėmesį ir tikisi jo kitą pirmadienį, tokiu pat metu. Netrukus dviračio šou. Iki malonaus.